Čia pavojinga Šiaulių ataka. Eligijus Jankauskas, perdavimas į baudos aikštelę. Kamuolys neatsidūrė Mariaus Paukštės rankose. Dabar smūgis. Sadzutė smūgiavo iš tolėliau. Čia pirmasis epizodas, kuomet Eligijus Jankauskas atliko perdavimą Danieliui Romanovskiui. Ir štai čia smūgis, kurį jau atliko Šiaulių legionierių. Dažniausiai ši ekipa tiesiog smūgiuoja kamuolį varžovo aikštės pusę arba net tiesiog siunčia kamuolį už šoninės linijos, o Kauno Žalgiris visai kita situacija. Čia dar vienas pavojingas smūgis ir vėl demonstruoti Vytautas Černiauskas ir vėl labai gražiai Senelį šiame epizode sužaidė Gratas Sirgedas ir Damjanas Pavlovičius ir Pavlovičius tikrai rungtyniauja ir irgi gali tai padaryti. Čia labai geras perdavimas, Gratas Sirgedas baudos aikštelėje. Aukštas perdavimas ir čia Mantas Bertašius gelbėjo komandą. Pasižymėti, čia Grato Sirgedo perdavimas, smūgis iš labai arti. Svečiams iš Kauno rajono nepavyko. Giedrius Matulevičius ir Livijų Antalis. Kaip arti įvarčio buvo rumūnas. Sėkmės faktorius, pažiūrėkim dar kartelį, visiškai vienas pamirštas Giedrius Matulevičius atmetinėjo kamuolį link Livijų Antolio, kuris ir vėl puikiai įkirtinėja, aplenkė visus. Lukasas Devega užsitaiso savo dešinėje koją. Brazilo perdavimas į vartininko aikštelę. Pavojus! Ir nėra įvarčio. Dar vienas perdavimas ir kampinis. Dar kartelį Jankausko kirtis. Baliutavičius atrėmė pirmąjį smūgį, po to seka Reagnerio Smito.